Stano, kaip jautiesi po Kung Fu akademijos filmavimo? Gerai. Ko pasisėmė, kokių žinių, ko išmokai naujo? Laimėta kova yra išvengta kova. Čia yra tavo frazė nauja, kurią dažnai naudosi. Ne, tai yra pakankamai gili mintis. Galime galbūt ne tik kovoje tai pritaikyti. O aš kaip tik dėl to ir galvoju, kad iš tikrųjų tik tai kas susijęs su fiziniu kontaktu ir su agresija, tai yra pritaikoma. Ir dar vienas veikėjas prieš 2000 metų pasakė, kad... Alio. Pasakė alio. Alio ir pasakė. Prieš 2000 metais pasakė. Alio. Šiaip reikia sąnaudos. Jis žino, kad buvo prieš 2000 metų, kada telefonai pasirodė kokios rados pirmus. Jau buvo atleidimi matyti telefonai. Avastuklas pristatymas. Kaip jums Stano? Gabus mokinys. Šiek tiek pacifistinių tokių pažiūrų, bet šiaip geras žmogus. Kas dar vyko įdomus prieš 2000 metų? Apart telefono ir alio. Prieš 2000 metų buvo vienas toks veikėjas, kurį puikiai visi pažįstam, kuris pasakė, jeigu man, bet gal ir ribavai, gal čia iš Senojo testamento, bet jeigu man duodai vieną žandą, su kitą žandą, tokia logika. Bet gyvenime su tokia logika toli nenuvažiuosi, aišku. Tai va, susikerta čia filosofijos, ne? Nu, matai, agresorius toks neagresyviai atrodo, nu, gerai prasme, kultūringai atrodo žmogus. Ir šiaip labai iš manęs yra blogas aktorius ir sunku vaidinti kažką, su savo kūnu daryti, prasme, pradedant šokiais, baigiant teatru. Keistai labai daug visokių ten važiuoju, ir karate metus lankiau, ir boks, ir dar visokių dalykų. Bet vis dėlto, kai atėjo muzika, kūryba, šitie dalykai, tai supratau, kad ten labiau galiu pasireikšti. Gerai, laukiam laidos. Palaukim.